Sveiki visi, aš esu Casey Hamlin, LTELT iš Casey Buy a Tours. Aš esu Casey Hamlin. Oro uostai kartais būna tikra sumaištis, tiesa? Ilgos eilės, daug žmonių ir daugybė taisyklių, kurių reikia laikytis. Bet už viso to slypi nuostabūs potyriai. Tai galimybė praleisti laiką su šeima ir sukurti nepamirštamų prisiminimų. Mūsų amžius dabar yra puikus metas tyrinėti naujas vietas, o ne tik sėdėti namuose ir žiūrėti televizorių. Šiandien pasidalinsiu 26 kelionių patarimais, skirtus specialiai jums, vyresniems nei 60 metų. Tai nėra įprasti patarimai, kuriuos girdite visur. Tai išsamus vadovas, kuris padės jums keliauti be streso. Mes jau pasirūpinome sudėtingomis dalimis, todėl jūs galite susikoncentruoti tik į nuotykius. Kelionė suteikia mums galimybę jaustis užtikrintai ir pasakyti, aš vis dar galiu tai padaryti. Šis pasaulis priklauso man. Pasaulis laukia jūsų ir mes padarysime viską, kad jūsų kelionė būtų nepamirštama. Pradedam. Svarbiausia yra jūsų tapatybė. Tai raktas į viską. Prieš išeidami iš namų įsitikinkite, kad turite galiojantį pasą ar kitą tapatybės kortelę. Ir dabar, kaip sakoma, geriau apsidrausti nei gailėtis. Patikrinkite galiojimo datą. Juk nenorite nemalonių staigmenų paskutinę minutę. Tai būtų lyg užminti ant bombos daržę. Jei jūsų vairuotojo pažymėjime nėra auksinės žvaigždutės, galbūt jums reikės apsilankyti transporto departamente, kad jį atnaujintumėte. O jei keliaujate į užsienį, įsitikinkite, kad jūsų pasas galioja bent 6 mėnesius po planuojamos grįžimo datos. Tai svarbi saugumo pagalbė. Neleiskite, kad pasibaigęs tapatybės dokumentas sugriautų jūsų kelionės svajonės. Tai būtų lyg statyti namą ant smėlio. Patikrinkite vieną kartą, tada patikrinkite dar kartą, o jei galite, patikrinkite 3 kartą. Ir žinoma, laikykite savo dokumentus lengvai pasiekiamoje vietoje, kad nereikėtų ieškoti adatos šieno kupetoje. Tai jūsų bilietas į nuotykių pasaulį. Su šiuo pasiruošimu jūs jau pusiaukelėje į sėkmingą kelionę. Padarykime šią kelionę be streso. Laikas, kaip žinia, yra geriausias jūsų draugas oro uoste. Mes patarėme atvykti į oro uostą 2-3 valandas prieš jūsų skrydį šalies viduje. Šis papildomas laikas paverčia stresą ramybę, tarsi ramų pasivaikščiojimą parke. Ilgos saugumo patikros eilės? Jokios problemos. Savitarnos registracijos sistema neveikia? Turite daug laiko rasti sprendimą. Išnaudokite šį papildomą laiką atsipalaiduoti ir mėgautis gerą kavą, tarsi mėgstamoje kavinėje, arba susisiekti su artimaisiais. Ankstyvas atvykimas sumažina stresą ir suteikia ramybės. Oro uostas turėtų būti jūsų kelionės pradžia, o ne nerimo šaltinis. Jūs esate ne tik keliautojas, jūs esate pasitikintis keliautojas. Pradėkime šią kelionę ramiai. Ši TSA Cares programa – tai tarsi VIP bilietas tiems, kuriems reikia šiek tiek daugiau dėmesio ir pagalbos. Tai reikia jiems paskambinti 72 valandas prieš skrydį ir specialus asistentas jūsų lauks. Šis asistentas palydės jūs per saugumo patikrą, viską paaiškins ir padės su bagažu. Tai padarys jūsų kelionę labai lengvą, tarsi pasivaikščiojimą parke. Ir jausitės ramus kaip tikras VIP asmuo. Jei turite medicininės įrangos, ar jums reikia papildomos pagalbos, nesidrovėkite pasinaudoti šią paslaugą. Jų telefono numerį rasite TSA svetainėje. Pagalba visada yra, tad nebijokite jos paprašyti. Norime, kad jūsų kelionė būtų pati maloniausia ir ramiausia, kad galėtumėte mėgautis kiekvieną savo atostogų akimirką. Jei jums jau 75 metai ir daugiau, TSA, tai yra oro uosto saugumo agentūra, turi jums keletą ypatingų privalumų. Visa tai skirta tam, kad saugumo patikra oro uoste būtų lengvesnė ir greitesnė. Tarsi gautumėte VIP bilietą į koncertą, tik šįkart oro uoste. Paprastai jums nereikės nusiimti batų ar plonos striukės. Šiuos privalumus gausite automatiškai, todėl nereikia jaudintis ar prašyti. Tai tarsi netikėta premija. Šie maži privalumai padaro saugumo patikrą patogesnę ir lengvesnę, tarsi skristumėte pirmąją klasę. Kartais gali prireikti papildomos patikros, bet dažniausiai viskas vyksta sklandžiai ir be streso, tarsi sekmadienio vakarienė pas močiutę. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai pasakyti TSA pareigūnui, kiek jums metų, ir jie pasirūpins visą kitą. Tarsi turėtumėte asmeninį asistentą savo kelioniai.
Šie maži privalumai padaro jūsų kelionę malonesnę ir ramesnę, tarsi šiltą ant klodę šaltą naktį. Nepamirškite šių patarimų ir pasinaudokite jais, kad jūsų kelionė būtų nuostabi. Niekada, ir aš pakartosiu, niekada nedėkite svarbių vaistų į registruotą bagažą. Visada laikykite juos su savimi, rankinėme bagaže. Galite vežtis tiek vaistų, kiek jums reikia. Kiekio apribojimų nėra. 100 ml taisyklė netaikoma skystiems vaistams, bet juos turėsite deklaruoti. Kad būtų lengviau atpažinti, geriausia vaistus laikyti originalioje pakuotėje. Jei vežate skystus vaistus, visada praneškite apie tai saugumo pareigūnui patikros punkte. Jūsų sveikata yra svarbiausia, ypač keliaujant, ar tai būtų atostogos prie Baltijos jūros ar kur nors šilčiau. Prisiminkite šiuos patarimus, kad jūsų kelionė būtų patogi ir be streso, tokie kokios ir nusipelnėte atostogaudami. Visada laikykite vaistus su savimi. Nerizikuokite, būkite pasiruošę viskam, lygiai taip pat, kaip ruošiatės orams Lenkijoje. Rūpindamiesi savo sveikatą, užtikrinsite saugę ir malonę kelionę, be jokių nemalonių staigmenų. Jei keliaujate su medicininė įranga, visada turėkite gydytojo pažymą. Šioje pažymoje turi būti paaiškinta, kodėl jums reikia specialios medicininės įrangos, pavyzdžiui, CPAP aparato ar deguonies koncentratoriaus. Tokie dokumentai gali palengvinti jūsų kelionę, kai registruojatės ir bendraujate su oro linijų darbuotojais. Tai svarbu ne tik jums, bet ir oro linijoms. Prašome laikyti šią pažymą kartu su medicininė įranga arba rankinėme bagaže. Būkite pasiruošę apie tai pakalbėti registruojantis arba kai lipate į lėktuvą. Svarbiausia, pateikite visą informaciją iš anksto, prieš jiems paklausiant. Tokiu būdu visi jūsų medicininiai poreikiai bus patenkinti be jokių problemų. Jei jums reikia šiek tiek daugiau laiko įlipti į lėktuvą, nebijokite paprašyti pagalbos. Oro linijos turi tokias galimybės visiems keleiviams. Jums tereikia pasakyti darbuotojams prie įlaipinimo vartų, kad jums reikia šiek tiek pagalbos dėl jūsų patogumo ar judėjimo. Jums tereikia pasakyti darbuotojams prie įlaipinimo vartų, kad jums reikia šiek tiek pagalbos dėl jūsų patogumo ar judėjimo. Nėra ko gėdytis, tai palengvins procesą visiems. Mandagus mažas prašymas gali daug ką pakeisti. Tiesiog pasakykite, ko jums reikia. Tai padarys jūsų kelionę mažiau įtemptą ir malonesnę. Kai skrendame toli, mūsų kraujotaka gali šiek tiek sulėtėti. Todėl labai svarbu dėvėti kompresinės kojines ir judinti kojas. Net sėdėdami, galime daryti paprastus pratimus, tokius kaip sukioti kulkšnis, judinti pirštus ar pakelti kelius. Tai tarsi maža mankšta lėktuve ir ji labai padeda. Ir jei sėdime prie praėjimo, o ne prie lango, gerai retkarčiais pasivaikščioti lėktuvo viduje. Tai tarsi greitas pasivaikščiojimas koridoriumi, kuris atgaivina mūsų kojas. Tai padeda išvengti kojų tinimo ir apsaugo mus nuo rimtesnių problemų, tokių kaip kraujo krešuliai, kurie dažnai pasitaiko ilgų skrydžių metu. Geriau užkirsti kelią nei gydyti, tiesa? Kompresinės kojines lengva rasti vaistinėse ar dideliuose prekybos centruose. Būtų gerai pasikalbėti su savo gydytoju, kad sužinotumėte, kurios jums tinka geriausiai. Tai tarsi batų pasirinkimas. Turi puikiai tikti. Labai svarbu rūpintis savimi keliaujant, nes gera sveikata yra sėkmingos kelionės pagrindas. Taigi kiekviena mūsų kelionė bus kupina energijos ir džiaugsmo. Lėktuvo oras dažnai būna sausesnis už dykumos, todėl labai svarbu gerti pakankamai vandens. Pasiimkite tuščią vandens buteliuką, pripildykite jį po saugumo patikros ir gurkšnokite vandenį viso skrydžio metu. Alkoholis ir kava labiau dehidratuoja, todėl geriau vengti šių gėrimų. Likdami hidratuoti sumažinsite galvos skausmo, nuovargio ir laiko juostų skirtumo tikimybę. Mažų vandens puodelių, kuriuos duoda stiuardesės, dažnai nepakanka. Taip jausitės patogiai ir būsite pasiruošę naujiems įdomiems nuotykiams. Vanduo yra geriausias jūsų kelionės draugas. Atminkite, svarbiausia yra pasirūpinti savimi, net kai esate aukštai virš debesų. Kai užsisakome lėktuvo bilietus, užuot rinkęsi vietą prie lango, galbūt verta pasirinkti vietą prie praėjimo. Tai suteiks mums daugiau laisvės. Galime pasitempti, nueiti į tualetą ar šiek tiek pasivaikščioti praėjimu
netrukdydami kitiems keleiviams. Ypač ilgų skrydžių metu, vieta prie praėjimo gali padaryti mūsų kelionę daug patogesnę. Užuot jautėsi įkalinti, galime laisvai judėti, kaip maži paukšteliai, kurie gali skristi bet kada. Taigi, nesirinkite vietos bet kaip, gerai pagalvokite. Skirkite tam minutę. Vieta prie praėjimo suteikia daug laisvės ir patogumo, tarsi mūsų patogus krėslas namuose, kur galime atsipalaiduoti. Tai mažas sprendimas, bet jis gali turėti didelės įtakos mūsų patogumui. Padarykime savo kelionę geresnę ir patogesnę, tarsi sekmadienio rytas su kava ir karštais pyragėliais. Įsivaizduokite, kad jūsų mažas krepšys yra tarsi pirmosios pagalbos vaistinėlė jūsų sielai. Įsidėkite servetėlių, rankų dezinfekavimo priemonės, kelioninę pagalvėlę, triukšmą slopinančias ausinės ir žinoma, skanių užkandžių. Pagalvokite, kas jums suteikia patogumo ir džiaugsmo visos kelionės metu. Turėdami užkandžių ir pramogų, jausitės ramūs ir atsipalaidavę. Paverskite savo sėdynę jaukių kampelių lėktuve. Įsitikinkite, kad viskas lengvai pasiekiama, kad nereikėtų panikuoti, kai ko nors prireiks. Tegul jūsų sėdynė būna jūsų asmeninė ramybės sala. Visada užrašykite savo vardą ir telefono numerį ant savo daiktų. Tai apima jūsų krepšius, įrenginius ir net drabužius. Oro uostuose pasimetama daugiau daiktų, nei galite įsivaizduoti. Didelėme šurmulyje jūsų krepšys gali tiesiog dingti. Paprasta etiketė ar vizitinė kortelė gali padėti jums susigrąžinti pamestus daiktus. Tai išgelbės jūs nuo daugybės rūpešių. Nepalikite savo informacijos tik ant krepšio išorės, bet ir viduje. Tai tarsi du užraktai ant durų, dviguba apsauga. Papildomai saugumui naudokite daugiau nei vieną etiketę. Žmonės sako, kad kartais mažiau yra daugiau, bet šiuo atveju daugiau yra geriau. 5 minutės pasiruošimo gali išgelbėti jūs nuo valandų problemų. Šios mažos atsargumo priemonės padeda užtikrinti, kad jūsų daiktai būtų saugus. Šie maži dalykai yra labai svarbus. Jie padeda jums keliauti patogiai. Sveiki keliautojai. Prieš skrisdami, nepamirškite atsisiųsti oro linijų programėlės į savo telefoną. Ši programėlė padės jums sužinoti apie visus kelionės pokyčius, pavyzdžiui, vartų pasikeitimus ar vėlavimus. Argi ne puiku? Tai tarsi jūsų asmeninis asistentas, toks skaitmeninis angelas jūsų kelionėms. Su šia programėlė galite registruotis, parodyti skaitmeninį įlaipinimo bilietą ir net sekti savo bagažą. Tai tikrai didelis pokytis, tarsi stebuklinga lazdelė jūsų kelionėms. Rimtai sakau, ši programėlė padarys jūsų kelionės daug lengvesnės ir patogesnės. Technologijos palengvina sudėtingus dalykus ir padaro jūsų kelionės malonesnės. Tarsi jūs gyventumėte patogiai keliaudami, tik šiuolaikiškai. Visada turėsite naujausią informaciją ir galėsite keliauti be streso, tarsi patyręs keliautojas, kuris žino, kas vyksta. Tegul jūsų telefonas tampa jūsų asmeniniu kelionės pagalbininku. Kartais technologijos gali mus išvesti iš kantrybės, tiesa? Štai kodėl aš visada sakau, kad visada turėkite atspausdintą lėktuvo bilietą. Jei jūsų telefonas išsikrauna arba programėlė neveikia, popierinis bilietas gali būti tikras išgelbėjimas. Tai gali padėti išvengti daug streso. Galite atsispausdinti namuose prieš kelionę arba naudoti savitarnos kioską oro uoste. Laikykite jį saugioje vietoje, pavyzdžiui, savo kelioninėje piniginėje ar saugioje kišenėje. Tai mūsų analoginė gelbėjimosi virvė, kuri gali mus apsaugoti šiame skaitmeninėme pasaulyje. Turėdami tai, kad ir kas nutiktų, galite ramiai tęsti kelionę. Naudokite naujas technologijas, bet nepamirškite ir senų gerų būdų. Abu yra svarbus. Visada būkite pasiruošę viskam. Jei tau reikia neįgaliojo vežimėlio, įsitikink, kad ši paslauga patvirtinta kiekviename oro uoste tavo kelionės metu. Nemanau, kad ši paslauga bus tiesiog prieinama. Aiškiai paprašyk jos kelionės pradžioje, per sėdimo metu ir atvykus į galutinę paskirties vietą. Dar kartą patvirtink registracijos metu ir primink darbuotojams prieš įlipant į lėktuvą. Kaip sakoma, pasitikėk, bet patikrink. Tai auksinė taisyklė. Būk mandagus, bet tvirtas, jei reikia. Tai gali padėti išvengti daug nesusipratimų ir problemų. Sklandus perėjimas reiškia mažiau streso ir daugiau ramybės.
tarsi ramus pasivaikščiojimas Baltarusijos gamtoje. Aiškiai išsakyk savo poreikius visos kelionės metu. Tai padės tavo kelioniai vykti sklandžiai ir be rūpesčių. Visada turėkite su savimi visų savo vaistų sąrašą, įskaitant kiekvieno pavadinimą ir dozę. Nepamirškite įtraukti ir savo gydytojo kontaktinės informacijos. Galvokite apie tai kaip apie savo slaptą ginklą, patikimą šveicarišką peiliuką, jei nutiktų kas nors netikėto. Avariniu atveju šis mažas popieriaus lapelis gali išgelbėti gyvybę. Tai tarsi gelbėjimosi liemenė arba pirmosios pagalbos rinkinys informacijai. Vieną kopiją laikykite savo piniginėje, o kitą duokite savo kelionės draugui. Jie bus jūsų angelas sargas, tarsi geras kaimynas, visada pasiruošęs padėti. Taip pat galite nufotografuoti sąrašą savo telefonu. Kaip sakoma, geriau saugotis, nei paskui gailėtis, tiesa? Tai nereiškia, kad tikitės blogiausio, bet esate protingai pasiruošę, tarsi namų šeimininkė, kuri visada turi planą B. Taip gausite greitą ir tikslę pagalbą, kai jos prireiks. Kad būtumėte ramūs, įsitikinkite, jog visos detalės yra tvarkingos. Ar turite specialių mitybos poreikių? Kai užsakote lėktuvo bilietus, labai svarbu iš anksto pranešti apie savo specialius mitybos poreikius. Geriausia tai padaryti likus 24 valandoms iki skrydžio. Oro linijos turi daug specialių patiekalų variantų, pavyzdžiui, su mažai druskos, diabetikams, be glitimo ar vegetariškų. Įlipę į lėktuvą, patartina dar kartą patvirtinti savo maisto užsakymą. Labai svarbu viską patikrinti iš anksto, nes lėktuve sunku patenkinti maisto prašymus. Šiek tiek planavimo ir galėsite mėgauti skanių maistų lėktuve. Jūsų sveikata yra svarbiausia. Gero kelio ir skanaus. Kelionės draudimas yra labai protingas sprendimas. Jis gali labai padėti, jei susirgsite, jūsų skrydis bus atšauktas arba jei pametėte bagažą. Jei susirgsite užsienyje, jūsų sveikatos draudimas gali neapmokėti visko. Kelionės draudimas gali sutaupyti jūsų pinigų ir suteikti ramybę keliaujant. Tikrai visada atidžiai perskaitykite sąlygas, ypač jei turite sveikatos problemų. Nedidelės išlaidos dabar gali išgelbėti jūs nuo didelių problemų vėliau. Padėkime vieni kitiems keliauti be rūpesčių ir su džiaugsmu. Kartu mes paversime jūsų kelionių svajonės realybę. Dabar pakalbėkime apie tai, kaip protingai ir lengvai susikrauti daiktus. Tai reiškia keliauti tik su vienu rankiniu bagažu ir viena mažesnė asmeninė rankinė. Jei nereikia registruoti bagažo, sutaupysite daug laiko, pinigų ir nervų. Naudokite pakavimo kubelius, susukite drabužius, kad sutaupytumėte vietos ir rinkitės drabužius, kuriuos galima dėvėti įvairiais būdais. Įsivaizduokite, kad einate į žygį. Kiekvienas daiktas turi būti naudingas ir universalus. Galbūt jums nereikia tiek daug daiktų, kiek manote. Jei keliaujate lengvai, galite judėti laisviau. Mažiau bagažo, mažiau streso. Lengviau judėti oro uoste ir viešbučiuose. Būsite kaip šokėjas, kuris nepraranda ritmo laukdamas savo bagažo. Protingas keliavimas padarys visą patirtį daug malonesnę. Nepamirškite, visada turėkite su savimi avarinę informaciją, ypač piniginėje. Ir, žinoma, išsaugokite jo ir savo telefone. Ant mažos kortelės užrašykite ICE, tai reiškia Case of Emergency, arba avarinių atvejų. Įrašykite telefono numerį ir laikykite jo piniginėje už vairuotojo pažymėjimo. Naudokite savo telefono funkciją medicininis ID. Tai greitas būdas pasidalinti svarbia informacija, jei kiltų problemų. Būtų gerai įvesti savo alergijas, kraujo grupę ir bet kokias kitas sveikatos problemas. Tai paramedikai galės iš karto gauti šią informaciją. Tai labai svarbu visų keliautojų saugumui. Pasirūpinkite viskuo prieš išvykdami į kelionę. Jei turite mažai laiko, nesirinkite skrydžių su trumpu persėdimu. Skirkite bent 90 minučių, o jei įmanoma 2 valandas persėdimui. Visi žinome, kad skrydžių vėlavimai nėra naujiena, o atstumai tarp išvykimo vartų oro uoste kartais gali būti labai dideli, tarsi labirinte. Jums reikia pakankamai laiko ramiai judėti, neskubant. Kuo ilgesnis persėdimo laikas, tuo ramiau ir patogiau jausitės, tarsi išgėręs skanios kavos mėgstamoje kavinėje Krokuvos Kazimiero rajone.
Šį papildomą laiką galite panaudoti atsipalaiduoti, pasiruošti kitai kelionės daliai ir atsigaivinti prieš skrydį. Neleiskite trumpam persėdimui sugadinti jūsų dienos, kaip vėluojantis traukinys Varšuvos pagrindinėje stotyje sugadintų nuotaiką. Planuodami kelionę, pirmenybę teikite patogumui, o ne greičiui. Kelionė turėtų būti maloni, o ne lenktynės. Ar jums reikia daugiau vietos kojoms? Galite paprašyti vietos prie pertvaros, tai yra tos sėdinės, kurios yra tiesiai už sienos, skiriančios lėktuvo dalis. Kadangi priešais jūs nėra sėdinių, turėsite daug vietos ištiesti kojas ir atsipalaiduoti. Jausitės patogiai, tarsi sėdėtumėte namuose. Kartais tai gali kainuoti šiek tiek daugiau, bet ilgiems skrydžiams tai tikrai verta. Kaip perkant durianus, šiek tiek brangiau, bet skanu ir verta. Tačiau yra vienas dalykas, kurį turite atsiminti. Pakilimo ir nusileidimo metu negalite laikyti rankinės po sėdynę. Taigi, turite pasirinkti, kas jums svarbiau. Daug vietos kojoms ar lengvas priėjimas prie asmeninių daiktų. Tai tarsi pasirinkimas tarp nasi lemak ir roti kanai. Abu skanus, bet turi savo privalumų. Gerai apgalvokite privalumus ir trūkumus ir pasirinkite tai, kas jums labiausiai tinka. Nes patogumas yra pusė kelionės. Atminkite, nuoširdį šypsena ir ačiū oro uosto darbuotojams gali daug ką pakeisti. Jie sunkiai dirba, kad jūsų kelionė būtų sklandi. Truputis gerumo gali pakeisti visos jūsų kelionės dienos nuotaiką. Geri žodžiai gali atnešti jums papildomos pagalbos arba patogesnę sėdynę su daugiau vietos kojoms, kaip jau minėjome. Jūs esate ne tik skaičius, jūs esate žmogus, kuris susitinka su kitu žmogumi. Gerumas yra kalba, kurią supranta visur. Naudokite ją kuo dažniau, pagalvokite, jūs padedate man šiandien, aš padedu jums rytoj. Tai tarsi sielos premija, bet su gera energija. Jei būsite geri, visa jūsų kelionė taps daug malonesnė. Oro uostai kartais būna tikrai labai judrūs, tiesa? Daugybė žmonių visi skuba pirmyn ir atgal. Tokiais momentais labai svarbu saugoti save. Neskubėkite, eikite lėtai ir atsargiai. Tvirtai laikykite eskalatoriaus turėklą ir nebėkite. Jei kas nors labai skuba, leiskite jiems praeiti pirmiau. Mūsų užduotis yra tik viena – saugiai pasiekti kelionės tikslą. Kai važiuojate eskalatoriumi ar judančiu taku, visada tvirtai laikykite turėklą. Išlipdami iš lėktuvo, palaukite, kol dauguma žmonių išeis ir tik tada ramiai judėkite. Visada atkreipkite dėmesį į aplinką. Skubėjimas niekada neduoda nieko gero, tiesa? Mūsų saugumas yra svarbiausia. Ši kelionė nėra 100 metrų sprintas, o maratonas. Keliautojai, visada klausykite, ką jums sako jūsų kūnas. Jei jaučiatės pavargę, atsisėskite ir pailsėkite, lyg ilsėtumėtės namuose, savo mėgstamiausiame krėsle. Jei jaučiate energijos trūkumą, pailsėkite ir išgerkite vandens. Lyg gertumėte gaivų vandenį iš kalnų šaltinio. Jei jaučiatės prastai, nesistengkite per jėgą. Nesistengkite per jėgą. Nepamirškite paprašyti pagalbos, jei reikia, nes žmonės visada pasiruošia padėti. Nėra nieko blogo ilsėtis. Mūsų sveikata yra svarbiausia, brangesnė už bet kokius turtus. Klausykite savo kūno ir priimkite savo galimybių ribas. Esame geriausi savo draugai, tarsi ištikimi palydovai ilgoje kelionėje. Kelionės tikslas yra svarbus, žinoma, bet pati kelionė taip pat yra ypatinga. Argi ne? Mėgaukitės kiekvieną savo kelionės akimirką, skrydžių, pasivaikščiojimų oro uoste ir viskuo, kas yra tarp jų. Kiekviena kelionė yra nauja istorija, naujas skyrius gyvenimo knygoje. Gyvenkite šią istoriją pilnavertiškai. Gėrėkitės nuostabiais vaizdais, kalbėkite su bendrakeleiviais ir branginkite kiekvieną akimirką. Ši kelionė yra atlygis už visą jūsų sunkų darbą. Net jei kyla nedidelių nesklandumų, neleiskite jiems sugadinti jūsų nuotaikos. Juk verta tiesa, kiekviena kelionė užpildys jūsų gyvenimą nuostabiais naujais nuotykiais. Mėgaukitės šiomis akimirkomis ir branginkite kiekvieną sekundę.
jūs nusipelnėte geriausio gyvenime. Na, štai jums 96 patarimai, kurie tikiuosi padarys jūsų kelionę lengvesnę, smagesnę ir svarbiausia saugesnę. Tikiuosi, kad šie patarimai jums bus naudingi ir pavers jūsų kitą kelionę nepamirštamų nuotykių. Norite atspausdinto sąrašo? Tiesiog atsiųskite man laišką adresu kztravelmagic@gmail.com, nurodydami temą Kelionių vadovas ši session ir aš jums jį atsiųsiu nemokamai. Jokių įsipareigojimų. Tai mano dovana jums, kad galėtumėte keliauti užtikrintai. Te laimina jūs Dievas ir linkiu jums saugių kelionių. Aš esu Casey iš Casey's Budget Tours. Linkiu jums viso ko geriausio jūsų kitame nuotykyje. Jei jums patiko šis vaizdo įrašas, prašau, prenumeruokite mano kanalą ir paspauskite patinka mygtuką, kad pamatytumėte daugiau mano kelionių patarimų ir nuotykių vaizdo įrašų.